Ir, žinote, Dievo žodis sako, kad atpildas už nuodėmę mirtis. Pagal Dievo teisingumą mes visi buvom nusidėjėliai. Ir mes visi turėjom būti pragare ir kalėjime. Mes visi turėjom likimą pragarą, nes atpildas už nuodėmę mirtis. Ir pagal Dievo teisingumą, nes Dievas yra teisingas teisėjas, bet tuo pačiu jis yra gailestingas Dievas. Ir pagal Dievo teisingumą mes visi buvom nusikaltėliai. Mes kaip, jeigu jūs matėte teisme, kai yra toks teismo nuosprendis ir ateina teisėjas ir tokia stora tokia knyga, prirašytos visi įrodymai kaltinimo. Ir Dievo žodis sako, kad visi šitie įrodymai, visos kaltės, Kolosiečiams reiškia parašyta, buvo prikaltas prie kryžiaus. Aleliuja. Jėzus Kristus, jisai paėmė visas mūsų nuodėmes ir visas mūsų kaltes. Jisai vietoj mūsų mirė, nes mes turėjom mirti. Mes buvom nusikaltėliai, nes per Adomo ir Ievos nuodėmę, raštas sako, nuodėmė atėjo į pasaulį ir per nuodėmę mirtis. Ir per tai, kad Adomas ir Ievas nusidėjo, visi žmonės, visi turėjo eiti į pragarą, visi buvo nusikaltėliai. Bet Dievas yra gailestingas. Jis yra teisingas teisėjas ir iš to pačio šaltinio, iš kurio išeina įstatymas, iš kurio išeina bausmė, tik iš to pačio įstatymo ateina gailestingumas. Ir Dievas pasigailėjo mūsų. Jisai taip pamilo pasaulį, Dievo žodis sako, kad atidavė viengimį sūnų Jėzų Kristų. Kad kiekvienas, kuris jį tikės, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Mes visi turėjom pražūti, bet Jėzus atėjo ir paėmė mūsų kaltes, mūsų nuodėmes, mūsų visus prakeikimus